O saulutė išlindo labai gerai. Aha, matau. Labą dieną. Žinot, už ką stabdom? Kaip ten parašyta, vairuojant automobilį draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonę rankomis, taip? Aš nesakau, kad jūs kalbėjot, net ir parašyta naudotis. Reiks vairuotojo pažymėjimo jūsų, ponas. Bet šiaip negalima iš vis. Yra, vadgi, ir automobilį yra tas laikas. Gyvenam 21 amžiuje, savęs be mobiliojo įrenginio, mobilaus telefono, planšetės neįsivaizduojam. Tačiau kartais mes painiojame naudojimąsi mobiliojo įrenginiu ir transporto priemonės vairavimą. Vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje ar naudojant transporto priemonės įrangą. Žinot už ką? Reiks vairuotojo pažymėjimo jūs. Tai šį baudą eina nuo 60 iki 90, tai nebus tas bus 30 eurų pusė baudos. Naudojamasis mobiliojo ryšio priemonėmis užtraukia baudą vairuotojams nuo 60 iki 90 eurų. Antrą kartą už naudojimąsi rankomis mobiliojo įrenginiu vairuotojas gali prarasti vairuotojo pažymėjimą 3 mėnesiams ir ieškoti alternatyvių judėjimo būdų. Mes stovėjom apie valandą laiko, tai per valandą laiko 6 vairuotojai naudojasi mobiliojo ryšio priemonę rankomis. Daug, labai daug. Nors iš daliai sekundės dėmesio atitraukimas nuo transporto priemonės vairavimo, nuo eismo, pasižiūrėjimas žinutės ar bandymas parašyti, jisai vėlgi gali lemti labai skaudžias pasekmes. Pusė baudelės, kadangi nebaustas esat. Čia sutinku. Žodžiu, prašau. Jo, sutinku. Nesinaudokit. Kilus impulsui, norint patikrinti telefono ekraną, stipriau įsikibti į vairą, suskaičiuoti iki 5 ir sąmoningai vairuoti. Antras patarimas galėtų būti paprasčiausiai telefoną padėti į jums nepasiekiamą vietą. Tai galėtų būti jūsų rankinė, galinė sėdynė, o galbūt netgi bagažinė. Ir dar vieną patarimą, kuris galėtų jums irgi palengvinti šitą problemą, paprasčiausiai susikoncentruoti į kitus dalykus. Tai yra į muziką, kuri groja, arba mėgstama laida, bet nepamiršti tai, kad jūs vairuojate. Įsidėkite taisyklę, kad tikrinsiu telefoną tik tada, kada sustosiu saugioje vietoje. Tai yra ne prie šviesoforo, bet stovėjimo aikštelėje arba pasiekus kelionės tikslą. Na ir aišku, nepamirškim, kad už gerą elgesį, už tai, kad naujus įpročius įdiegiam savo vairavimo metu, mes galim save apdovanoti. Tai yra paprastai kavos puodeliu.